mili tėveliai, pagalbininkai, rėmėjai ir šiaip prijaučiantis. Yra proga ir aš tikrai noriu ją progą išnaudoti visiems padėkoti tiem, kurie prisidėjo prie mokyklos bazės gerinimo. Noriu patikinti visus tėvelius, kad kiekvienas centas, kiekvienas litas nueina vienam tikslui, tai yra jūsų vaikų ugdymosi sąlygų gerinimo. Ir savaime aišku, aš vėl kviečiu įsijungti šitą veiklą ir šiais metais, skirti savo 2 procentus lėšų tam, kad mūsų mokykla taptų jaukesnė, erdvesnė ir svarbiausia, geresnė mūsų vaikam. Ačiū. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad dirbu Gedminų pagrindinėje mokykloje, kurios bendruomenė aktyviai prisideda prie mokyklos gerbūvio kūrimo, aukodami savo 2 procentus nuo sumokėtų mokesčių, kas nieko nekainuoja papildomai. Tačiau mokyklai tai yra didžiulė paskata, didžiulė parama įgyvendinti savo viziją, teikti kokybiškesnį ugdymą. Svarbiausia, kad tuo džiaugiasi ir naudojasi mūsų pačių vaikai. Esu 1 B klasės mokytoja. Šiais metais susirinkę pirmokėliai į 1 klasę ir tėveliai labai norėjo pakeisti mūsų klasės suolus. Tad iniciatyvių tėvelių dėka iškilo mintis keisti suolus. Bet pirmiausia, aišku, pasitarėm su mokyklos vadovais ir mokyklos direktorius aktyviai palaikė mūsų tą mintį, ne tik tai iš mokyklos lėšų buvo nupirkti kiti kabinetui reikalingi baldai, tai spintos, spintutės, lentynos, staliukas žaidimui, mokytojo stalas. Tai dabar mes ir džiaugiamės tokia nauja gražia klase. Džiaugiuosi, kad šiais mokslo metais 2–4 klasių mokiniai ateina mokytis anglų kalbos į šitą naujai įrengtą anglų kalbos kabinetą. Jame sukurta angliška aplinka, angliški plakatai, abėcėlė ir visa kita atributika. Pamokose mes naudojame televizorių, kuris yra sujungtas su kompiuteriu. Taigi, jo pagalba mes galime panaudoti interaktyvias programas, elektroninę knygą. Kiekvienoje klasėje skirtinga. iTools. Taip pat turime planšetinius kompiuterius, kuriuose yra įdiegtos mokomosios programos. Mokytis anglų kalbai. Taigi mes jas ir naudojame pamokose ir manau, kad visa tai padaro anglų kalbos mokymasi įdomesniu ir sėkmingesniu. Man šitame kabinete patinka todėl, kad jisai yra naujas ir yra planšetės, per kurias mes mokomės anglų kalbos žodžius ir tikrai tas mokymas yra įdomesnis ir mokomės žodžių, skaitom, klausomės dainų. Šioje patalpoje įsivaizduoju laboratoriją. Spintos su reikiamais reagentais, mėgintuvėliais, mikroskopais, įvairios daigyklos ir mes čia susirenkam teorinės žinias su mokiniais, patikrinti praktiškai, įgyvendinti, ištyrinėti, susipažinti, paeksperimentuoti.